Nusikelkime į 1903-uosius. Niujorkas, Konio sala. Karšta vasaros diena, triukšmas, juokas, skanėstų kvapas ore. Tuo metu pramogų parke buvo įprasti vadinamieji išsigimėlių šou, kuriuose buvo galima išvysti siamo dvynius, moteris su barzdomis, liliputus ir daug kitų įvairiausių žmonių, kurių išvaizda ar elgesys stebindavo susirinkus. Tačiau netoliese buvo galima pamatyti dar keistesnį dalyką – gyvus kūdikius inkubatoriuose. Už 25 centus kiekvienas lankytojas galėdavo išvysti per anksti gimusius naujagimius stiklinėse, specialiai jiems pritaikytose dėžėse. Tai gali nuskambėti kaip itin keistas ar net žiaurus būdas užsidirbti. Juk trapiems naujagimiams tikrai ne vieta cirke, bet iš tiesų tokiu neįprastu, dabar sunkiai suvokiamu būdu buvo išgelbėta tūkstančiai neišnešiotų kūdikių gyvybių. Šį neišnešiotų naujagimių šou sugalvojo Martinas Kunis, kurio infantoriumuose per 40 metų išgyveno daugiau nei 6500 neišnešiotų naujagimių. Neišnešiotukus tais laikais įprasti gydytojai laikydavo nevertais pastangų ir ko nepasmerkdavo myriop, tačiau Martinas Kunis, vyras be jokio medicininio diplomo, manė kitaip. Sveiki atvykę į kanalą Maistas smegenims. Šiandien panirsime į praeitį, į Martino Kunio istoriją. Sužinosime, kaip netikras daktaras neįprastų būdų išgelbėjo tūkstančius, kaip tai pakeitė medicinos pasaulį ir kodėl pats Martinas Kunis sulaukė tiek daug kritikos. Jei šis pasakojimas jūs sudomins, nepamirškite paspausti patinka, palikti komentarą ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. Bet pradėkime nuo pradžių. Kas buvo tas paslaptingasis neišnešiotų naujagimių gelbėtojas, kuris vėliau nesykį buvo apšauktas šarlatanu ar net vaikų skriaudiku siekiant pasipelnyti? Martinas Artūras Kunis gimė 1869-aisiais, tuometinėje Prūsijos dalyje, kuri dabar priklauso Lenkijai. Jo tikras vardas buvo Michaelas Cohenas, tačiau žydų kilmės Kunis vėliau pakeitė tiek savo vardą, tiek gyvenimo istoriją. Iš Maiko Koheno jis virto Martinu Kuniu ir visiems sakydavo, kad gimė Prancūzijoje. Vėliau jis nesykį keitė savo gyvenimo detalės ir vis kartodavo, kad studijavo mediciną Berlyne ar Leipcige, tačiau jo europinė licenzija visai negaliojo JAV. Be dokumentų, kad jis buvo lankęs medicinos mokyklą, nėra net ir po daugelio metų po jo mirties. Be to, teigiama, jog yra įrodymų, jog Martinas Kunis į Ameriką imigravo būdamas vos 19 metų, o tai reiškia, kad jis niekaip negalėjo spėti užbaigti medicinos mokslo Europoje. Tad oficialiai iki pat savo mirties Martinas Kunis buvo laikomas netikrų gydytojų, asmeniu, kuris tik tvirtino, jog baigė medicinos mokslus, nors niekada nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Jis taip pat teigia, kad buvo žinoma prancūzų akušerio moderniosios perinatologijos pradininko Piero Konstanto Budino mokinys. Ir visgi šis galimai netikras daktaras sugebėjo išgelbėti daugybę gyvybių. Ir viskas prasidėjo nuo vištų. Prancūzų akušeris Stefanas Tarnieras 1880-aisiais dirbdamas Paryžiaus ligoninėje pamatė fermerių naudojamus inkubatorius kiaušiniams perinti. Taip jam gimė idėja sukurti pirmąjį kūdikių inkubatoriaus prototipą – stiklinę dėžę su šildymu, kurioje saugiai augtų neišnešioti kūdikiai. Tačiau didysis proveržis prasidėjo su Pieru Konstantu Budinu, kuris vėliau pradėjo rodyti šiuos įrenginius parodose. Budinas tikėjo, kad neišnešioti kūdikiai nėra pasmerkti, jiems tiesiog reikia šilumos, švaros ir maitinimo. Kunis ėjo savo mokytojo pėdomis ir 1896 metais Berlyno didžiojoje pramonės parodoje pirmą kartą pasirodė kaip Piero Konstanto Budino tarpininkas, pristatydamas vaikų inkubatorius. Tuo metu parodoje buvo rodomi 6 šildomi inkubatoriai, kuriuose gulėjo 6 neišnešioti naujagimiai. Pati gyva ekspozicija vadinosi Vaikų perikla, taip tarsi primenant, jog kūdikių inkubatoriaus pirmtakas buvo kiaušinių perėjimo inkubatoriai. Žmonės stovėjo eilėse, kad galėtų per stiklą stebėti itin trapius kūdikius, tad Martino Kunio pirmasis šou sulaukė pasisekimo. O jau kitais metais jis persikėlė į Londoną, nes buvo pakviestas surengti parodą karalienės Viktorijos deimantinio jubiliejaus šventėje Londone. Britų medicinos žurnalas apibūdino jo inkubatorius kaip gyvybės gelbėjimo aparatus, kurių tobulinimas ir bandymas juos padaryti prieinamus plačiajai visuomeniai turėtų būti labai sveikintinas. Tačiau taip pat įspėjo, kad tokie aparatai dar nepasiekė Anglijos ligoninių. Martinas Kunis suprato, kad inkubatoriai nėra tik mada, tai buvo gyvybės gelbstinti būtinybė. Bet kaip juos populiarinti JAV, kur neišnešioti naujagimiai dažnai iš karto nurašomi ir net nesistengiama jų gelbėti?
Jis nusprendė daryti tą patį, ką ir Europoje – rengti parodas, kuriuose būtų rodomi inkubatoriuose gulintys neišnešioti naujagimiai. Jis debiutavo Omahoje, Transmisisipės parodoje, o vėliau keliavo po visas JAV, skaitant ir Niujorke vykusią Buffalo panamerikietišką parodą. Čia jo šou vadinosi kūdikių inkubatoriai, o žmonės mielai susimokėdavo, kad pamatytų inkubatoriuose mėgančius neišnešiotukus. Žinoma, jo idėja sulaukė daug neigiamos kritikos iš medikų ir vaikų teisių gynėjų. Kritikai teigia, kadangi tuo metu buvo populiarios eugenikos idėjos, kad neišnešiotukai yra genetiškai silpni ir jų esą išvis neverta gelbėti. Kunija kaltino, jog tokiu nesažiningu būdu jis esą bando užsidirbti pinigų ar net kelia pavojų kūdikiams. Bet pats Martinas Kunis visada kartojo, kad jo inkubatorių paroda buvo paskutinė viltis daugeliui neišnešiotų kūdikių, o išgyvenimo tikimybė kelis kartus viršijo ligoninių statistiką. Tam, kad pagrįstų savo parodų svarbą ir išgelbėtų gyvybių rodiklius, jis 34-aisiais netgi surengė susitikimą su buvusiais savo globotiniais, kuriais rūpinosi 33-aisiais ir jų mamomis. Pagal Kunio užrašus, iš jo globoje buvusių neišnešiotų naujagimių išgyvendavo maždaug 80–85%, kai tuo pat metu ligoninėse tokių kūdikių išgyvenimo rodikliai esą siekia vos 20%. Martinas Kunis nesistengė uždirbti iš kūdikių, kad susižertų gautus pinigus savo į kišenę. Iš tiesų, surinktus pinigus jis panaudodavo kūdikių išlaikymui, o iš kūdikių tėvų nereikalaudavo nė cento. Desperacijoje esantis neišnešiotų naujagimių tėvai, nuo kurių nusisukdavo ligoninės, sulaukdavo nemokamos pagalbos iš Martino Kunio, o mainai sutikdavo, jog jų vaikai būtų rodomi žmonėms. Martinas Kunis sugalvojo itin neįprastą būdą, kaip gelbėti naujagimius ir populiarinti inkubatorių koncepciją. Pramogos finansavo mediciną. O finansavimo iš tiesų reikėjo, mat tinkama neišnešiotų naujagimių priežiūra kainavo didžiulius pinigus. Pavyzdžiui, 1903-aisiais vieno inkubatoriuje gulinčio naujagimio išlaikymas kasdien kainuodavo net 40 JAV dolerių. Tai dabartiniais laikais prilygsta maždaug 405 JAV dolerių. Žiūrovų įėjimo į parodą mokesčiai padengdavo ne tik pačius kūdikių priežiūros kaštus, bet ir leido atsidavusioms slaugytojams mokėti algas bei padengti kelionių išlaidas, kai paroda būdavo perkeliama į kitą vietą. Beje, parodos skirtingų laikotarpių vadindavosi skirtingais pavadinimais, įskaitant informatoriumu ir kūdikių inkubatoriais. Beje, kad Martinas Kunis dirbo iš idėjos ir nebandė pelnytis iš kūdikių, parodydavo ir jo elgesys pasibaigus parodoms. Kiekvieną sykį, kai jis uždarydavo savo parodą ir ruošdavo vykti kitur, Kunis bandydavo paaukoti savo inkubatorius vietos ligoninėms. Tačiau visos ligonės arogantiškai atsisakydavo priimti inkubatorius ir toliau laikydamos Kunį šarlatanų, o neišnešiotus kūdikius per silpnais naujagimiais, kurių neverta bandyti gelbėti naujoviškų, tačiau gerus išgyvenimo rezultatus rodančių būdų. Kiekvienas Martino Kunio informatoriumo inkubatorius buvo maždaug 1,5 m aukščio. Jo karkasas ir sienos plieniniai, tačiau priekinė siena stiklinė. Kad inkubatoriaus viduje būtų šilta, vandens katilai tiekdavo šiltą vandenį į vamzdžius, išsidėsčiusius apačioje po kūdikio ilsėjimosi vieta. O inkubatorių viduje buvo įmontuoti termostatai temperatūrai palaikyti ir reguliuoti. Martinas Kunis taip pat rūpinosi oro švara. Siekiant išfiltruoti ore esančias priemaišas, į vamzdžius tiekiamas oras pirmiausia buvo filtruojamas per antiseptikų suspenduotą vilną, o tada per sausą vilną ir tik tada patekdavo į inkubatorių. Taip kūdikis gaudavo nuolat atnaujinamą, tik patį švariausią orą. Visi į Martino Kunio globą patekę neišnešioti naujagimiai sulaukdavo tokio paties dėmesio ir priežiūros. Kunis priimdavo visus jam atvežtus kūdikius, bet kokios rasės, religijos ar socialinės klasės, o iš tėvų už priėmimą bei priežiūrą nereikalavo nė cento. Naujagimiai pirmiausia buvo numaudomi drungnu vandeniu ir jei galėdavo nuryti, jiems būdavo sugirdomas lašelis brendžio. Kūdikiai taip pat būdavo aprišami rožiniais arba mėlynais kaspinais, kad lankytojai žinotų jį lyti. Naujagimiai buvo eksponuojami visą dieną atskiruose inkubatoriuose, išskyrus tuo metu, kai buvo maitinami. Juos pakaitomis 24 valandas per parą prižiūrėdavo slaugytojos. Taip pat reguliariai apsilankydavo gydytojai. Tiesą sakant, nors infantoriumai buvo įkuriami parodose ar pramogų parkuose,
tačiau jie garsėjo savo profesionalumu ir švara. Kitas svarbus faktas, kad visi neišnešioti kūdikiai augo maitinami natūraliai, tai yra gerdami žindyvės pieną, nes Martinas Kunis pabrėžė motinos pieno svarbą. Tad iš esmės galima sakyti, kad Kunis buvo vienas pirmųjų žindymo svarbos šalininkų. Kūdikiai buvo maitinami pagal griežtą grafiką kas 2 valandas. Tiesa, kai pienas patekdavo į neišnešioto kūdikio skrandį, priklausydavo nuo naujagimio būklės. Dauguma buvo maitinami žindyvių arba iš buteliuko, bet patys silpniausi, dar negebantys žįsti, pieną gaudavo per nosį. Slaugytojos tiesiog kantriai lašindavo pieną šaukštu, taip išgelbėdamos net ir itin silpnus mažylius. Būtina pabrėžti, kad Kunis ne tik rūpinosi, jog kiekvienas neišnešiotukas gautų žindyvės pieno, bet ir užtikrino, jog gaunamas pienas būtų pačios geriausios kokybės. Jis griežtai ribojo visų žindyvių mitybą. Žindyvės negalėjo rūkyti, gerti alkoholio, valgyti nesveikų maisto produktų, nes Kunis buvo įsitikinęs, jog tai paveiktų pieną. Jei Martinas Kunis užklupdavo žindyvę rūkančią ar vartojančią alkoholį, jis tokią moterį iškart atleisdavo iš darbo. Kunio šūkis buvo "Visas pasaulis myli kūdikį". Jis skatino slaugytojas nepamiršti išimti naujagimių iš inkubatorių ir juos reguliariai pamyluoti, priglaudus prie savęs ir pasupti. Beje, įdomus faktas, kad Martinas Kunis vedė slaugytoją Anabelę, kuri dirbo viename iš jo infantoriumų. Vėliau pora susilaukė dukros Hildegardos, kuri irgi atsidūrė inkubatoriuje, nes gimė 6 savaitėmis anksčiau, sverdama vos 1 kg 400 gramų. Jis sėkmingai išgyveno, kaip ir didžioji dalis infantoriumo naujagimių. Užaugusi, Hildegarda sekė savo tėvų pėdomis, nes tapo slaugytoja infantoriume, taip prisidėdama prie tūkstančių naujagimių gyvybių išgelbėjimo. Martinas Kunis ilgą laiką buvo atstumtasis, kurį smerkė medicinos pasaulis, nors jis per 40 mečius sugebėjo išgelbėti daugiau nei 6500 neišnešiotų kūdikių. Jo vardas bei infantoriumai pakilo iš didžiulės kritikos duobės tik tada, kai Kunis sulaukė Juliaus Heso, amerikiečių neonatologijos tėvo paramos 1933 m. Čikagos pasaulinėje parodoje. Ši paroda vyko 18 mėnesių, o antros vasaros pabaigoje Čikagos sveikatos apsaugos komisaras pagaliau irgi įsitraukė į Kunio pastangas. Netrukus po parodos pabaigos Čikaga tapo pirmuoju Amerikos miestu pradėjusiu gyveninti teigiamą politiką neišnešiotų kūdikių priežiūros ligoninėse srityje. O iki Kunio mirties 50-aisiais inkubatoriai pagaliau atsirado visose ligoninėse. Tad akivaizdu, kad Kunio pastangos nenuėjo šuniui ant uodegos ir jis iš tiesų iškovojo geresnę priežiūrą visiems neišnešiotukams. Tačiau paradoksalu, jog daugybę metų inkubatorius bei griežtą neišnešiotų naujagimių priežiūrą populiarinęs Martinas Kunis įprasta medicinos pasaulyje anuomet atrodė ne kaip pripažintas garbingas gydytojas, o šarlatanas, neva norėjęs pasipelnyti iš vaikų ir kenkęs bendruomenės geroviai. Kunis dėstė visiškai priešingą požiūrį nei tuo metu populiarios eugenikos šalininkai, kuriuos gerbė medicinos bendruomenė. Pastarieji aršiai kritikavo Kunį ir aiškino, kad išgelbėti neišnešioti kūdikiai vėliau perduos savo trūkumus, deformacijas ir ydas kitoms kartoms. Vieno amerikiečių gydytojo 20 amžiaus pradžioje sukurtas filmas netgi buvo pavadintas "Nužudyk defektyvius, išgelbėk tautą", o medicinos žurnalų straipsniuose dažnai buvo kritikuojamas tiek pats Kunis, tiek bet kokie bandymai gelbėti tokius naujagimius. Tad, kad ir kaip žiauriai tai skambėtų, tačiau anuomet diplomus turėję oficialūs gydytojai dažnai palikdavo neišnešiotus kūdikius numirti, be jokios medicinės intervencijos. O oficialių gydytojų šarlatanų vadintas Martinas Kunis tuo pačiu metu gelbėjo kiekvieną jo rankas pakliuvusią miniatiūrinę gyvybę, galiausiai sėkmingai išgelbėdamas daugiau nei 6500 kūdikių, bei pakeisdamas visų požiūrį į neišnešiotukus. Jei jūsų domino ši istorija, paspauskite patinka ir prenumeruokite kanalą Maistas smegenims, nes jau greitai pasirodys naujų įdomių pasakojimų. Ačiū už dėmesį.